Jeigu negyventume šalyje, kurioje prokurorai visagaliai, kurioje dabar matau veikia ir puikiai dirba savo darbą sovietinė nomenklatūra ir jų vasalai. Ir per 20 nepriklausomybės metų mes te galime pasakyti, anksčiau svetimi, dabar savi, dar baisesni, labiau korumpuoti, drąsesni. Todėl reikalaujame, kad šie prokurorai, kurie piktybiškai netyri bylos, o leidina pedofilus ir sutenerės pardavinėjančias savo vaikus, būtų nušalinti nuo šios bylos. Tai prokurorai Jasaitis, Jankevičius, Šileika, Maciulevičius, Betingis, na ir ponia Rimantė Šalaševičiūtė. Juos, kaip ir kitus nusikaltėlius, reikia patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes jie nieko nepadarė. Jie drąsių, kuris kreipėsi dėl dukros prievartavimo, pradėjo persekioti, tyčiotis iš jo kaip iš tėvo, daryti jam psichologinį ir fizinį terorą. Ir jam beliko rašyti laiškus vėjui. Žmonėms, kurie palaiko mus šioje kovoje su devyngalviu Slibinu. Dėkoju visiems žurnalistams, kurie dirba prokurorų darbą, ieško pedofilų, grobuonių ir velka juos į dienos šviesą. Dėkoju visiems politikams, kurie nebijo būti nepopuliarūs ir kelia visą šitą tautos skaudulį į viešumą, kuriems ne vis vien, kokius vaikus ir anūkus užauginsim, išprievartautus, pažemintus ar laimingus. Ir norėčiau baigti mylimo poeto žodžiais. Aš kaltinu visus, išmokiusius lietuvį nuolankumo. Ačiū. Ir 7 metus už tą knygą man teko vargti. Vorkutai būti ir Martijos lageriuose. Ir tūkstančiai žmonių nešė tą sunkią pažeminimo naštą. Ir štai lageryje kalbėjo apie tarybinę teisę, deklamavo kaliniai satyrą, что я вижу, что я слышу. Прокурор залез на крышу и кричит всему народу: рот вам, а не свободу. Iš esmės niekas nepasikeitė. Ir šiandien ta pati teisė, to paties prokuroro dukra, kuris saugume mane siuntė į Vorkutą, to paties prokuroro dukra, Tamara Birmandienė, Konstitucinio teismo teisėja. Ar gali būti tokie dalykai ir gali būti toleruojami? Tai yra pasišęs iš tų jausmų yra teisingumo jausmas, kuris yra prigimtinis. Skriauda ir žala mus skaudina, o skriaudos ir žalos atitaisimas mus nuramina, gydo ir sutaiko. Bet kodėl taip nutiko, kad mūsų teisėsauga yra orientuota ne į auką, bet į nusikaltėlį? O didžiausi nusikaltėliai turi imunitetą. Nedarbas, emigracija, skurdas, tai irgi teisingumo problema. Tai šiandien apie tai reikia kalbėti su savo artimaisiais kaimynais bendradarbiais. Nustokim puikuoti savo turtais, sėkmelių proanūkius, iš kurių strykų panešta. Ir pabaigoje noriu vėl grįžti į pradžią. Reikia galingų manifestacijų, kad galėtume sukrėsti Lietuvos biurokratiją. Ačiū uždėmesi.